Vėl mano džiaugsmo dėžutė atkeliavo pas mane. Labai aš jos laukiau, nes ten yra naujiena. Ką, kartu pasižiūrim, kas ten per naujieną. Beje, atsirado dar naujas nišinis aromatas, bet aš jį pasiėmiau išbandyti, pasižiūrėti, ar tai kvapas bus mano, nes labai jau apibūdinimas natų tokių stipriokų, negu aš mėgstu. Tai pasižiūrėsim, kartu kvepinsim. Taip, sąskaita. Apsaugota. Tai ką, gal pradėkime nuo naujo aromato. Štai, vadinasi Secret Planet. Na ką, žiūrim. Taip, natos ir pačiulio yra, vetiverijos, odos. O, koks įdomus kvapas. Nepasakyčiau, kad labai toks intensyvus. Šiek tiek odos jaučiasi. Toks įdomus. Pavaikščiosiu su šiuo kvapu, pasižiūrėsiu, ar bus mano, bet man labai taip net asocijuosi, kad labiau skirtas vyrams. Tai pavaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Tai Secret Planet kvapas. Bet toksai jo labiau gal oda kvepia, odos kvapas. Bet nėra aštrus, nėra labai saldus. Gaivumo, aišku, taip ir visiškai nėra. Bet toks tikrai ypatingas planetos kvapas. Paslaptinga planeta. Ir ką, atkeliavo mano dar viena naujiena. Tai, kurios labai laukiau, tai yra veido tonikas. Jau buvo nebelikę prekyboje. Nusipirkau veido toniko. Tai štai atsirado naujiena. Montanari veido tonikas. Žinau, kas man labai patinka. Jame nėra jokio spirito, jokio alkoholio. Ir su aukso dalelėmis, auksu koloidiniu, kuris labai gerai tinka veido odai. Ir šitas tonikas drėkina veido odą, gaivina veido odą. Pažiūrėkit, įpakavimas 150 ml. Taip, žiūrim, kaip čia jisai. Trupučiuką. Tokia gelis. Ir aš manau, kad aš padauginau. Bet va taip, wow, koks toks gaivumas jaučiasi. Taip, oda bus sugaivinta, atkurtas pH nuo vandens lovimo. Toks švelnumas jaučiasi. Tai štai, šiandien vakare išbandysiu, pasižiūrėsiu, kaip man ant veido. Ir labai džiaugiuosi šią naujieną. Tai ką, pavaikščiosiu su šituo kvapu, pasižiūrėsiu, ar jis mano kvapas, bet dabar man atrodo, kad man norėsis turėti asortimente nors 15 ml šio kvapo. Toksai gal labiau ne vasarai, bet tokiam rudeniui, žiemai. Labai. Tai štai, šiandien tokia mini siunta, džiaugsmo dėžutė išpakuota. O gal ir tu nori išbandyti šį aromatą naują, o gal padėti savo veido odai su toniku. Labai tikiuosi, kad toniką naudoju savo veido rutinoje. Kažkada aš nenaudodavau, bet kol nesužinojau, kad tai yra būtina veido rutinoje. Tiek ryte, tiek vakare. Iki kitų kartų.